Žvenk žirgelę per marias plaukdamas, verk mergela laivelį sėsdama. Aš nežvengsiu per marias plaukdamas, aš neverksiu laivelį sėsdama. Žvenk žirgelę palankių šienelio, verk mergela valiniųjų dienelio. Aš nežvengsiu palankių šienelio, aš neverksiu valiniųjų dienelio. Žvenk žirgelę čisto barakėlio, verk mergela rūtuvą jaunikėlio. Aš nežvengsiu čisto barakėlio, aš neverksiu rūtuvą jaunikėlio. Eisim bernai kalėdaut, kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, katrie drąsus duonos prašyt kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, katrie greiti šūdų vaikyt kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, katrie stiprus tergų nešiot kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, geria mergo saugo vyrų kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, moterukė salų geria kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, o vyreliai jaril kėlė kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, o berneliai smalą geria kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda, želk želmo po žirgelių kalėda. Esame Kurnėnų Lauryno Radziukyno amerikoniškoje mokykloje. Čia dabar esame klasėje, kurioje yra išlikusios grindys autentiškos, autentiška lenta, ant kurios mokiniai rašė ir kur dabar dar galima rašyti. Ir apskritai daug visko. Ir čia dabar pradedamas jau toks turizmo sezonas, šiandien kaip tik vyksta atidarymas, apie tai, ką galima sužinoti, ką pamatyti, kas čia įdomu, kokias edukacijas galima pakviesti, žino Laimutė Zavistauskienė. Ji yra Alytaus švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, ir etnografė, ir etnologė, ir žmogus, kuris viską čia žino. Tai sakykit iš tikrųjų, kuo žymi ši mokykla? Visų pirma, žymi jinai tuo, kad visos medžiagos išskyrus čerpes ir plytas buvo atgabentos, atplukdytos, atidundėję traukiniais ir nuo Alytaus iki Kurnėnų atvežtos arkliukais iš Amerikos. O fundatorius šitos mokyklos mecenatas buvo išeivis iš šito kaimo, iš Kurnėnų kaimo, iš Alytaus rajono Laurynas Radziukynas, kuris praturtėjęs Amerikoje sumanė savo kaimo vaikams pastatyti mokyklą. Tai šita mokykla tuo ir garsi, kad ji buvo atidaryta 1936 metais
ir, kaip matote, gyvuoja iki šiol. Mokykla jau buvo iš tikrųjų ganėtinai apgriuvusi. Priimtas buvo sprendimas ją renovuoti, restauruoti ir iš ties dabar toks tikras rajono perlas yra ši mokykla. Tai šiandien matom daug edukacijų, užsiėmimų, ką lankytojas čia gali atvykęs rasti, išmokti, išsikepti galbūt ir taip toliau. Kurnėnai pradeda savo veiklos vasarinį rudeninį sezoną. Kiekvieną dieną atvykę į Kurnėnus lankytojai čia ras ekskursijų vadovą, kuris papasakos šitos mokyklos istoriją ir mecenato Lauryno Radziukyno gyvenimo istoriją. Lankytojai galės išbandyti rankos miklumą ir savo kaligrafiškumą rašydami žąsies plunksną. Išskirtinės edukacijos pagal atskirus užsakymus, o šiandien tai ir kiemas, ir visas vidus mokyklos yra pilna žmonių, kadangi esame autentiškoje klasėje, kurioje šiandien atidaromos 2 parodos, tai dzūkiškų divonų ir juostų. Taip pat šiandien laukia vyksta edukacijos, smilkalų edukacija, kuri yra įdomi tuo, kad būtent Laurynas Radziukynas, mecenatas šitos mokyklos, savo verslą pradėjo ir praturtėjo ir iš smilkalų verslo pastatė šitą mokyklą. Tai tuo jinai yra įdomi. Spalvoto smėlio barstymo edukacija, pynimo iš vytelių. Čia galima su juvelyru Arnu Lukšiu pasigaminti įvynį juvelyrinį žiedą. Galima iš vytelių nusipinti kraitelę. Galima dalyvauti sveikatos kiemelyje įvairiose sveikatinimosi veikloje. Galima žaisti etninius žaidimus. Žodžiu, mokykla ir kiemas yra pilni gyvybės. Kiekvieną ketvirtadienį čia organizuosime koncertus, kino vakarus, šokvakarius. Taip kad veikla Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykloje nenutrūks. Pirmiausia, turbūt šitos mokyklos lankytojai buvo buvę mokiniai, mokinių vaikai ir anūkai. Ir iš tiesų tikrai širdis spausdavo, kada ateidavo brandaus amžiaus senjorai ir pasakodavo, kokiem suolėje sėdėjo, kur jų veltiniai stovėjo, ką jie veikė čia savo mokymosi laiku. Tai lankytojų sulaukėme daug, nuo vietinių, kurie jau dabar taip pat pasklydė po visą Lietuvą, nuo ekskursijų iš visos Lietuvos ir net iš kitų valstybių. Lankėsi Jungtinių Amerikos valstijų kultūros atašė ir kiti žymų žmonės. Ir iš tiesų šita mokykla tikrai traukia akį ir savo išorinių dizainų. Amerikoje buvo sukurtas projektas, nors projektą Laurynas Radziukynas pakvietė parašyti lietuvį išeivį architektą Praną Medziuką. Tai sakoma, kad vien jau vėjarodės projektas svėrė popierius 8 kilogramus. Tai šiandien galim tik įsivaizduoti, koks dėmesys buvo tai mokyklai rodomas. Bet anais laikais tai buvo labai moderni mokykla, nes turėjo centrinį šildymą ir ne tik. Ir ne tik. Turėjo centrinį šildymą. Tik įsivaizduokime, 1936 metais į mokyklą, kuri spindi balto ąžuolo parketu, nuostabaus dydžio, dizaino ir įdomios technologijos langais, centrinis šildymas, dušai, vonios, ateina vaikai dažniausiai iš dūminių mažais langeliais pirkių, iš plūktinių aslų. Kiek jam vertės turėjo ta mokykla ir kiek jam vertės turėjo pats švietimas. Tai Lauryno Radziukyno tikslas, kad jo statinys jo gimtajame kaime skleistų šviesą, tikrai pasiteisino ir kaip matom iki šių dienų. Ir paskutinis klausimas, kaip Jūs galvojat, kaip dabar išėjo, kad keraminis Lietuvos herbas Vytis tiesiog išliko? Su herbu Vyčiu labai įdomi situacija. Žinot, keičiantis valdžiams, mes sakome ekskursijose, kad šitos mokyklos iš pagarbos mecenatui ir pačiam mokyklos tikslo išviesti žmonės niekas nenaikino, išskyrus laiką ir politinės santvarkas. Tai tas Vytis tikrai buvo lieptas paslėpti, žmonės jį užtinkavo, palijo lietus, Vytis vėl šuoliavo, tada paslėpė po cementu ir 1988 metais, kada sujudėjo sąjūdžio vėjai, Vytis buvo atidengtas. Tai va tokia jo išlikimo istorija, džiaugiamės, žavimės, rodome visiems, kad kiekviena svarbi relikvija gerų žmonių saugoma
išgyvena nežinia kokius sunkius laikus. Tai aš dėkoju Laimutei Zavistauskienė, ji yra Alytaus rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiai specialistė, kaip ir sakiau, ir etnologija, ir etnografija. Verta čia atvažiuoti, bent kartą pamatyti, bent kartą pabandyti parašyti su žąsies plunksna, bent kartą pasigaminti tam tikrų daiktų, sudalyvauti edukacijose. Iš ties sezonas atidarytas, tokios mokyklos, kaip sakoma, Lietuvoje daugiau nėra. Ji tokia vienintelė. Avaie žydėk, savo belėlą. Avaie žydėk, sausa belapelių. Avaie kaip mane žydėt, sausai belapelių. Kasigi mane sukraus, balatuojos žiedelius. Kasigi mane sukraus, balatuojos žiedelius. Kasigi mane supūs, žaliuojos lapelius. Vėjelis supūs tavo žalius lapelius, saulalė sukraus, balatuojus žiedelius. Oi, tekėk, jauna našlaitėla. Oi, tekėk, jauna be tėvelių. Oi, kaip man tekėt, jaunai be tėvelių. Kasgi man atskirs, dėdelai dalalai. Kasgi man atskirs, dėdelai dalalai. Kasgi man sukraus, dėdelį šarvelį. Mėnuoji tėvulis, atskirs tavo dalalai, saulė motulė, sukraus tau šarvelį. Saulė motulė, sukraus tau šarvelį, žvaigždės seselė, nupins vainikėlį. Žvaigždės seselė, nupins vainikėlį. Rytas brolalis, žėrigelios pakinikys. Leliumoj, siunitė mane, leliumoj, gailus šešurėlis, leliumoj. Leliumoj, žiemos čiasi, leliumoj, basų per cilatų, leliumoj. Leliumoj, kad parinėštau, leliumoj, lauko ugnies, leliumoj. Leliumoj, vasaros sniego, leliumoj, žiemos šėko, leliumoj. Leliumoj, ir sutikau, leliumoj,
sa tėvuli leliumoj. Leliumoj, madu karela leliumoj, mavai kelia leliumoj. Leliumoj, kur tu bėgi leliumoj, žiemos čia esi leliumoj. Leliumoj, žiemos čia esi leliumoj, basų per cilatų leliumoj. Leliumoj, matėvulė leliumoj, siuntė šešurėlis leliumoj. Leliumoj, kad parneštau leliumoj, lauko ugnies leliumoj. Leliumoj, vasaros sniego leliumoj, žiemos šėko leliumoj. Leliumoj, madu karela leliumoj, mavai kelia leliumoj. Leliumoj, tu nubėki leliumoj, galan lauko leliumoj. Leliumoj, tu paimk leliumoj, baltų akmenėlį leliumoj. Leliumoj, tai tau bus tai leliumoj, lauko ugnį leliumoj. Leliumoj, tu nubėki leliumoj, pamarėsna leliumoj. Leliumoj, tu paimk leliumoj, marių putų leliumoj. Leliumoj, tai tau bus tai leliumoj, vasaros sniegas leliumoj. Leliumoj, tu nubėki leliumoj, žalion girion leliumoj. Leliumoj, tu palaužk leliumoj, žalių skojų leliumoj. Leliumoj, tai tau bus tai leliumoj, žiemos šėkas leliumoj. Auja po geružėm, po mėlynom marožėm, auja aš ten ganiau, tėvo palašus jau ateliu. Oi, aš ten ganiau, tėvo palašus jau atelius. Oi, ir atjojo iš gėrios bernelis. Oi, ir atjojo iš gėrios bernelis. Oi, ir pabaidė
Tėvo palašos jau atelius. Auja tu atstoki iš pagėrio berenelė. Auja tu nebaėdyk, tėvo palašų jau atelių. Auja tu nebaėdyk, tėvo palašų jau atelių. Abaš mergytė, be mielosios motulės. Abaš mergytė, be mielosios motulės, be motinėlės, be brolių seserėlių. O kai saulutė tekėjo, broli žirgelį balnojo, kelkis seselę žalią rūtelę, uždek šviesių ugnel. Kelkis seselę žalią rūtelę, uždek šviesių ugnel. Aš atsikėliau rytelį ir nusiprausiau veidelį, atsisveikinau tėvų matulį, gal daugiau nesmatys. Atsisveikinau tėvų matulį, gal daugiau nesmatys. Aš mieškelėliu jodamas, žirgelį muštravodamas, o ir pamačiau jaunų mergelį skrynelas bevarstant. O ir pamačiau jaunų mergelį skrynelas bevarstant. O kam tu varstai skrynelas, o kam tu pjaustai drobelas, aš nenešiosiu tau marškinėlių kareivėlių būdams. Aš nenešiosiu tau marškinėlių kareivėlių būdams. Duos mums karalių žirgelius, o ant žirgelių marnelius, briedis mus visus vienais parėdais, kaip vienos motinėl. Briedis mus visus vienais parėdais, kaip vienos motinėl. Sugrius kalneliai kloniuosna, pasrups upeliai krojuosna, o mes stovėsim ir nedrebėsim, kol priešus nugalės. O mes stovėsim ir nedrebėsim, kol priešus nugalės.